Taigi, šiandien esam prie taksi parko Naujininkuose. Ir čia kažkaip Porsche daugiau negu visada. Nes yra labai įdomus fenomenas, kad vienas veikėjas iš Japonijos atskrido į Naujininkus. O tiksliau į Naujininkus, tai į Hammerschmidt Motors. Ir daro geriau žinoma trumpiau tai RVB Porsche. Tai būtent ta iškabėlė Rauchwelt-Betrieb, nežinau kaip taisyklingai ištarta, nes daug yra vertimų. Reikės gal pašnekėti apie tos vertimus, įdomiau kažką papasakoti. Nes kas bus gražiai pafilmavę, tai tikrai bus. Dabar reikia bandyti pasižiūrėti viduje, kas vyksta. Veikėjas 51 metų Japonas. Žinomiausias pimperis Lietuvoje. O dabar esam Hameriuose, jų dirbtuvėse. Ir turbūt jie kaip ir atstovai bus Lietuvoje. Ir štai Porschiukas daromas. Porschiukas, pats įkūrėjas, smalsuoliai. Šiek tiek video iš veiksmo. Ir esmė tokia, kad bičas keliauja po pasaulį. Galima užsisakyti tą body kitą tik tais pas jį ir per 2 dienas atvažiuoja kažkur į pasaulį ir tik tai jisai rankų darbų surenka. Tai gali turėti vieną išskirtinį Porsche. Aišku, bus videografų gražiai pafilmavę. Reikės YouTubinti. Pasižiūrėti į viskas. Kaip suprantu, pietų pertraukėlę išvarė turbūt pailsėti, papietauti, nes kaip ir beveik viskas padaryta. Aišku, dar liko detalyčių. Tai rimti yra tatuliai laukia. Bet kai dabar pertraukėlę galima papliuoti. Pagrindinis pliotkas toksai, kad būtent šito body kito užsakovas laukia 5 metus, bent jau tokios kalbos eina. O finansiškai toks dalykas nei daug nemažai, 50 štukyčių. Visų pirma, tu dar turi nusipirkti Porschiuką. Ir 50 štukyčių į jo papimpinimą. Tai aišku, čia verta, neverta, tai kalbėti nereiktų. Kam galimybės leidžia, tai pirmyn. Tik tais toks labai keistas fenomenas, kad Lietuvoje tai nutiko. Realiai mūsų kaimukė, tai nežinau, ganėtinai neįtikėtinas dalykas. Aišku, čia turbūt ir rėmėjai ten kažkokie, ar ten Sibet, ar kažkas, bet nesvarbu. Didžiausias džiaugsmas, kad tai vyko, nes kažkada senai man pradėjus automobilizmo karjerą ir besidominti visais RVB ir panašiai, tai net minties tokios nebuvo, kad kažkas tokio gali vykti Lietuvoje. Aišku, kaip suprantu, čia pertraukėlė gali užtrukti, ir natūralu, nes viskas vyksta tikrai neišskubėjimo, tai galima per tą laiką pakalbėti apie pavadinimą, kuris yra šiaip vokiečių kalbonas bičas Japonas. Ir jo vertimas labai toks yra įdomus. Realiai, jeigu į anglų kalbą vertus, tai būtų Rauchwelt, tas Rauchwelt, bet čia būtų lietuviškai, tai net nežinau, kaip turėtų skambėti. Sunkaus pasaulio išraiška.
gal taip reiktų versti, tai toks irgi kietas pavadinimas. Bet kiti fun faktai apie pavadinimus, aišku, gaila, ant padangų nėra uždėta pavadinimo Idlers, nes daug filmukų apie RBB, jeigu pasigūginant, tai bus padangos su Idlers užrašais, nors tai yra fiktyvi kompanija pačių jų sugalvota. Tai RBB įkūrėjas ir panašiai, tai grinai ta savo vizija ir tas standartų laužimas yra visur, nes net jeigu pavadinimą žiūrint, tai net ne visai taisyklingai vokiškai ten parašyta, jeigu reikėtų į Raffold versti, bet išskirtinumas, standartų laužimas ir kas liečia dizainą mašinos ir visą ką, tai vat, kažkas unikalaus ir pataikė žmogus tikrai fenomenaliai. O šiaip tai, jeigu dar tokių istorijų ir pletkų, tai pats viso šitą reikalą įkūrėjas, tai pradėjo ne nuo Porsche, o nuo Toyotų. Ir būtent ant Toyotų, kur ant priekinio stiklo toksai didelis stikeris užsiklijuoja. Tai kai būdavo tenais drifteris ar kažkas tokio, pimperis drifteris, žodžiu, buvo. Ir būdavo ant priekinio stiklo angliškai parašyta Raffold. O po to, kai prasidėjo Porsche, tai turbūt iš to tokio vokiško, nes Porsche'as gi vokiškas, tai iš to tokio su viską padaryti labiau vokiškai, labiau stiliukę atsirado tas pavadinimas grinai vokiečių kalba. Ir pirmas Porsche'as, kurį jisai surinko, tai buvo grinai Race. Turbūt tada ir pats dar net negalvojo apie kažkokį, kad tai išaugs į kažkokią pasaulinį fenomeną. Visi žino, kad silikoną geriausiai tepti su pirštu. Bet dažydamas iš balionėlio pirštus apsnažė. Bet šiaip kaip viskas paprastai ir gerai. Buvo geriau matosi.
Žiūrėk, kiek rangelio. Man dar daugiau telefonų, nu davai paduočiau. Bet Saulius, matai, nefilmuoja, pasilaikęs leidai, jis jau 5 minutės. Gerai. Pas mane baigėsi estelė. Pas tave nulis laiką rodo, žiūrėkit. Laimingi laiką neskaičiuoja. Pražiūrėjau. O kiek nuleidau dar čia po to? Taip ir praleidau, aš ant pečių jau. Aš irgi sakau, kad nuleidau, aš čia tave žiūriu, nuleidau. Jūrų muziejus? Geriausiai viską įvertinti šakės. Gerai, matus per telefoną, nereikia priekis stovėti. Labai patogiai, man reikia patogiai. Dar kaip ir mūsų. Paskutiniai streikai akcentai. Bet žiauriai gerai idėja. Iš akės viską pamatot. Geriausiai galvas. Kas ten parašyta? Blogiškai. Блин, čia. Paskutiniai streikai. Priekinė langą streikai. Toks per pusę langą. Bet toks pastebėjimas žmonių prisirinko, tai jo papa.
kiek žmonėm yra įdomu. Atrodo, vienas bičias surinkinėja mašiną. Šaigas kiek susirinko.